Sveiki, mano vardas yra Jaunius Mincevičius, paskutinius 8 metus aš dirbu įvairiose reabilitacijos programuose, kuriuose gydosi žmonės priklausomi nuo narkotikų ir alkoholio. Remiantis šią patirtimį, taip pat skaitau paskaitas vaikam, paaugliam, mokytojam, pedagogam ir tėvam apie tai, kaip galima būtų išvengti šių problemų, kurių susilaukia žmonės, kuriems prireikia reabilitacijos pagalbos. Kasdienis darbas parodė, kad tai atsitinka nebereikalo. Tam yra tam tikros priežastys, kurios atsiranda dėl tam tikrų aplinkybių arba dėl tam tikrų sąlygų. Tačiau viso to galima išvengti. Labai svarbu suprasti, kad tai prasideda nuo tada, kada vaikas pradeda domėtis naujais dalykais. Visą tai prasideda nuo šeimos, nuo mokyklos ir nuo draugų bei bendramžių rato. Tai, ką aš noriu pristatyti, visų pirma yra narkotikų vartojimo priežastis, kurios yra įvardinamos pačių narkotikų vartotojų, kurie įninka į narkotikų vartojimą. Tai yra jų patirtis, tai yra tai, ką jie patys įvardina ir tai, su kuo susiduria paauglys ir vaikas kasdienėme savo gyvenime. Tai, kad to išvengti, reikėtų suprasti, kaip tai ateina ir kaip tai atrodo. Visų pirma, reikėtų išmokti atpažinti vaiko būsenas, atpažinti vaiko požiūrius, lygiai taip pat ir tos požymius, kurie yra būdingi jau pradėjusiam vartoti narkotikus vaikui. Jeigu jau taip atsitinka, labai svarbu suprasti, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų elgtis ir kaip reikėtų kalbėti su vaiku ar paaugliu, kad jisai atsivertų ir galima būtų jam padėti. Kiekvienas tėvas ar kiekvienas pedagogas galvoja, kad jų vaikas arba jų auklėtinis netaps narkomanu, nes tai būdinga ir tai gali atsitikti visiems kitiems, bet ne jų vaikam. Tai yra vadinamas kaimyno vaiko efektas, kada tėvai galvoja, kad jų vaikas yra geras, apsaugotas nuo visų problemų, o kaimyno vaikai yra blogi ir prie jų paprastai tariant, prilips visus blogybės ir visa tai, kas gali atsitikti su jaunu žmogumi, tada, kad jisai daro ir nevengia klaidų. Visų pirma, pradėsime nuo statistikos. Statistika Lietuvos Respublikoje yra labai paprasta, jinai nelabai skiriasi nuo kitų Europos valstybių statistikos ir yra pakankamai negatyvi. Remiantis formaliais duomenimis, apie 20% vaikų yra paragavę alkoholinių gėrimų dar nesulaukę 9 metų. Virš 50% 13-mečių ir jaunesnių vaikų bent kartą yra vartoję alkoholinius gėrimus. Ir beveik 100% moksleivių virš 15 metų, tai yra kada jau yra paaugliai, kada jau yra arti tos ribos, kada tampa suaugę, yra vartoję alkoholį ir dalis jų yra pabandę narkotikų. Aišku, tai nėra pati didžiausia problema, kaip matote, alkoholinių gėrimų vartojimas yra daug labiau paplitęs, bet kaip pamatysime vėliau, tai yra pradžia visų blogybių, kurie atsitinka su vaikais. Kokios būtų narkotikų vartojimo priežastys? Visų pirma, labai dažnai sutinkama priežastis, labai dažnai vardinama priežastis pačių paauglių, tai yra noras būti madingu, noras išsiskirti ir noras būti laisvu ir nepriklausomu. Kiekvienam paaugliui yra būdingas maištingumas, tas jaunatviškas maksimalizmas, kuris ir priverčia jauną žmogų siekti įvairiausiamis priemonėmis įsitvirtinti draugų tarpe. Lygiai taip pat kaip ir siekimas naujų pojūčių, tai kas yra nepažįstama. Taip pat neretai narkotikų vartojimo priežastis tampa smalsumas, kuris yra būdingas visiems paaugliams. Neretai šis smalsumas būna nukreiptas į negatyvius dalykus. Taip pat paaugliai labai priešiškai reaguoja į suaugusių draudimus, suaugusių mokymus ir moralizavimus. Dėl to neretai atsitinka taip,
kad vietoj to, kad jie įsiklausytų tai, kas gali su jais atsitikti blogai, jie patys nusprendžia tai pabandyti, neva įrodydami, kad jie sugeba kontroliuoti visą tai, kas vyksta, tuo pačiu įrodydami suaugusiems, kad jie yra neteisūs. Jaunas žmogus, jisai neturi patirties ir nelabai gali įvertinti tai, kas gali atsitikti jo gyvenime, jeigu jisai pradės vartoti tai, kas jam buvo uždrausta. Dažniausiai tai būna nesugebėjimas įvertinti pasiekmių, kurios gali ateiti, paragavus vienos ar kitos psichotropinės medžiagos. Kas įtakoja jaunimo narkotikų vartojimą? Visų pirma, tai yra jo emocinis ir jausmų pasaulis, kuriuos jie nesugeba valdyti. Narkotikai iš esmės suteikia jausmus ir emocijas, kurių vaikas ar jaunuolis ar nesuaugęs žmogus nesugeba gauti natūraliam gyvenime paprastomis priemonėmis, todėl jisai pasitelkia tas medžiagas, kurios jam gali tai duoti greitai, efektyviai, čia ir dabar. Priežastis gali būti ir didelį įtaką daro problemos, su kuriamis jie susiduria. Tai yra įvairios baimės, tai yra įvairios konfliktai, tai yra įvairios būsenos ir situacijos, kurių jie nesugeba išspręsti ir stengiasi tai sušvelninti ar, kitaip tariant, amortizuoti, vartodami svaigalus. Paauglys dažnai susiduria su tokiais dalykais kaip bendravimo problemos, kaip įgūdžių neturėjimas spręsti kasdienės problemas. Dėl to alkoholio ar narkotikų vartojimas jiems sukuria iliuziją, kad jisai galės tai padaryti kur kas sėkmingiau, atsipalaidavęs ir jausdamasis drąsesnis ir labiau pasitikintis savimi. Aišku, labai dažnai tos problemos pas jauną žmogų atsiranda pačioje šeimoje, mokykloje ar toje aplinkoje, kurioje jis auga. Tarkim, jeigu jis patiria smurtą, jeigu jis patiria psichologinę prievartą ar pašaipas mokykloje, kaip dabar dažnai pasitaiko, jisai stengiasi nuo to pabėgti, stengiasi susirasti savo ramų pasaulį ir dažnai tas pasaulis tampa iliuzijų pasaulis, kurį jis atranda kartu su narkotikais. Ir aišku, vaikas paragavęs psichotropinių medžiagų, nesvarbu kas tai būtų, jisai neturi informacijos, kaip visą tai suvaldyti. Netgi jeigu jam tai nepatiko, jisai gali ieškoti kitos medžiagos. Jeigu jam patiko tam tikra medžiaga, jisai gali įnikti vis labiau ir labiau, nežinodamas prie ko tai prives, nežinodamas kur kreiptis ir ką daryti su šia problema. Taip pat galima drąsiai teikti, kad jaunuoliai pasirenka narkotikų vartojimą dar ir dėl tos priežasties, kad jie paprasčiausiai galvoja, kad yra saugus nuo pasiekmių, kurių susilaukia tie, apie kurios yra kalbama per radiją, per televiziją, apie tos negatyvius ir skaudžius pavyzdžius, kurie yra parodomi. Ir kiekvienas vaikas ar kiekvienas jaunuolis yra tvirtai įsitikinęs, kad jisai yra nepažeidžiamas tų gyvenimo dalykų, kurie atsitinka kitiems. Tai yra ta iliuzija, kurie gali nuvesti labai labai toli. Ir taip pat, netgi jeigu jie pavartoja, jeigu jie pradeda eksperimentuoti su narkotiniam medžiagom, tai jie aiškiai labai pamato, kad nuo vieno karto nieko neatsitinka, jie netampa tais narkomanais, apie kuriuos yra kalbama, todėl tai sukuria netikrą saugumo jausmą ir jie leidžia savo vartoti toliau. Labai svarbu suprasti, kas įtakoja ir kaip atsiranda įprotis vartoti. Tai neatsiranda šiaip paprastai, tai neatsiranda savaime, tai nėra būdinga kiekvienam vaikui. Narkotikų vartojimas atsiranda dėl tam tikrų priežasčių. Galėčiau pacituoti AIDS centro direktoriaus Sauliaus Čeplinsko išsakytą mintį, kad jeigu bandytume nustatyti, dėl kokių priežasčių kiekvienas vaikas ar paauglys pradeda vartoti narkotikus, tai įsivaizduokite, kad jūs esate telekomo direktorius ir jums praneša, kad kažkur yra pažeista linija. Tai įsivaizduokite, kurioje vietoje pradėtumėte ieškoti pažeidimo, kuriam miesto gale. Lygiai taip pat ir vaiko gyvenime. Tas pažeidimas, ta silpna vieta gali atsirasti bet kur. Nėra kažkokių tai esminių priežasčių, tačiau galime numatyti
tam tikras jautriausias vietas ir tam tikras aplinkybės, kurios pakankamai stipriai įtakoja vaiko pasirinkimą vartoti narkotikus. Iš tikrųjų, kaip ir buvo minėta anksčiau, narkotikų vartojimą pasirenka paaugliai ir vaikai, kurie jau vartoja tabako gaminius arba alkoholinius gėrimus. Šiuo atveju nereikėtų išskirti alkoholio ir nikotino kaip kitokių medžiagų negu narkotikai, nes iš tikrųjų tai yra tokie patys narkotikai, kurie lygiai taip pat veikia vaiko psichiką, tačiau jie yra legaliai prieinami, jie yra pigus ir įvairiuose Lietuvos miestuose yra labai lengvai prieinami. Todėl vaikai galvoja, kad tai yra saugu, tai yra priimtina ir galime tai vartoti visai saugiai. Tačiau tai sudaro tokį vadinamą lifto ar tramplino efektą, kada vaikas pradeda eksperimentuoti su tabako gaminiais, pradeda vartoti alkoholį ir palaipsniui pamato, kad jam to neužtenka, kad jam norisi daugiau ir jis pradeda vartoti vis stipresnės ir įvairesnės narkotinės medžiagas. Taip pat narkotikų vartojimo eksperimentavimas prasideda taip pat kaip ir pirma cigaretė arba pirmas išgertas butelis alaus. Iš pradžių atrodo kažkas naujo, kažkas gal bauginančio ir po pirmo karto, po antro karto viskas tampa normalu. Todėl įprotis vartoti svaigalus yra lygiai toks pat, kaip ir vartoti cigaretės ir vartoti alkoholį. Įprastai paaugliai pačioj pradžioje pasirenka tai, kas jam atrodo saugu, tai kas jam atrodo jie taip vadinama lengvi narkotikai ar lengvos medžiagos. Tai gali būti, kaip ir buvo minėta, alkoholis, taip pat ir tabletės. Tabletės, kurie yra raminami vaistai arba vaistai, kurie skirti ligonėms įveikti depresiją, migdomieji vaistai ir panašiai. Tie, kurie gali apsvaiginti psichiką ir veikti nervinę sistemą. Įprastai vėliau pereinama prie narkotikų, nes, kaip ir minėjau, vaistų ir alkoholio nebeužtenka. Taip pat dažnai atsitinka tai, kad paaugliai bei vaikai pabandė vieną kartą pavartoti narkotikus. Jie pamato, kad visa tai, kai jam kalbėjo suaugę apie tai, kas gali atsitikti blogo ir negatyvaus, neatsitinka. Ir jie priima tai kaip melą, jie tai priima kaip netikras kažkokius tai mitus, kurie yra specialiai sukūrimi jiems, kad jie nevartotų narkotikų. Tai yra gaunasi uždraustus vaisiaus efektas, kurio norisi pabandyti, bet kuria kaina. O ypač tada, jeigu jisai pasirodo saldesnis, negu atrodė iš pradžių. Taip pat, kaip ir buvo minėta, paaugliai nesuvokia žalos, kuri gali atsirasti, pradėjus vartoti narkotikus. Nes ne visos narkotinės medžiagos sukelia abstinenciją iš pat pradžių ir ne visus narkotikus reikia vartoti, tarkim, nemaloniai, ar ne visi narkotikai turi tam tikrą poveikį, kuris gali išgąsdinti vaiką ar išgąsdinti paauglį, kaip tarkim marihuanos ar kanapių vartojimas, kada tai tampa kaip tam tikra jausminė ar pojūčių kelionė, kuri gali būti arba malonė, arba nemalonė. Dažnai būna taip, kad vaikas paragavęs narkotikų ar alkoholio, jisai pasijaučia geriau. Ko jam paprasčiausiai trūksta įprastam gyvenime ir jis supranta, kad tai yra jo raktas į gerą savijautą. Ir daugiau jisai nebetiki visais pasakojimais apie tai, kad narkotikai gali jam pakenkti, nes jisai mato tik tai gerąją pusę. Tačiau tai yra iliuzija. Ir taip pat didelę įtaką daro ir mada ir pripažinimas. Ypatingai, kada jaunuoliai ar vaikai leidžia laiką kartu kažkur susibūrimuose, vakarėliuose ar šventėse, kur įprastai visada yra vartojamas arba alkoholis, arba tam tikri narkotikai. Jeigu jų draugai yra iš tų vartotojų tarpo ir jie teigia ir pripažįsta, kad tai yra madinga, kad tai yra tam tikro, kabutėse, kietumo požymis, aišku, paaugliui tai bus papildomas stimulas pradėti vartoti. Lygiai taip pat kaip ir dabartinė subkultūra. Muzikantai
įvairiuose filmuose rodomi epizodai, kur, tarkim, mėgstami dainininkai, mėgstami aktoriai vartoja narkotikus ir tai tos atviros scenos, kada yra rūkoma marihuana, kada yra vartojamas alkoholis ir visa tai yra dar pavaizduojama kaip labai ryškiam ir patraukliam fone, vaikas supranta, kad tai yra kažkas tokio spalvingo ir madingo ir jam, jeigu jisai pradės vartoti, jisai taip pat gali tapti tokiu pačiu. Taip pat dažnai būna, kad vaikas pasirenka vartoti tai, kas yra populiariausia. Taip, paprastai kalbant, pradeda nuo žolės, dėl to, kad jam tai atrodo visiškai saugu, visiškai priimtina, tuo labiau, kad tam tikrose Europos šalyse tai yra legalu, tai yra legalizuota ir tai sukuria iliuziją, kad jeigu kažkur tai yra legalu ir prieinama, kaip Lietuvoje yra prieinamos cigaretės ir alkoholis, reiškia, tai nėra taip pavojinga, kaip apie tai yra kalbama. Labai įtakoja ir aplinka, kurioje vaikas auga. Kiekvieno vaiko aplinka visada prasideda nuo šeimos. Aišku, labai sunku kalbėti, kada situacija yra tikrai nepatogi ir nepalanki vaiko augimui, vystymus ir auklėjimui, ta prasme, kad vaikas auga be tėvo arba be mamos. Kada tėvai yra išsiskyrę. Vaikų trūksta, ypatingai kada berniukam trūksta tėviško auklėjimo arba mergaitėms trūksta mamos šilumos ar pavyzdžių, kuriais jie galėtų remtis. Šiuo metu tai yra pakankamai paplitę. Tėvai gali būti išvykę į užsienį, tuo tarpu, kaip vaikus yra paliekama auklėti seneliams, giminaičiams arba net globėjams. Tada vaikas praranda ryšį su tėvais, jisai negali dalinti savo mintimis taip, kaip norėtų, tampa užsidaręs, dingsta ta kontrolė, kuri yra būtina ir privaloma normalioje šeimoje. Tada, kada žmogus, kuris rūpinasi vaiku, arba iki galo nesupranta, kas vyksta jo pasaulyje, arba nėra suinteresuotas to domėtis. Tada tai vyksta tai, kas vadinama nesusikalbėjimas arba negirdėjimas. Kartais vaikai bando pasakyti suaugusiems, kurie juos auklėja, augina, jais rūpinasi ir prižiūri, kad su jais yra kažkas netvarkoja. Jie nori pasidalinti savo problemomis, tačiau jiems tai nepavyksta, nes suaugę yra per daug užsiėmę arba jiems tai paprasčiausiai nerūpi. Tada vaikas pamato, kad jo nesidomime ir jisai pradeda ieškoti tos pagalbos ir tos paramos kitur. Dažniausiai tai tampa arba draugai, arba gatvė, arba draugų susibūrimai, kuriuose jisai pradeda eksperimentuoti su tomis medžiagomis, kurios jiem pasiūlo draugai, pristatydami tai kaip tam tikrą būdą atsipalaiduoti. Be jokios abejonės labai didelį įtaką turi tie šeimos nariai, kuriuose yra vartojamas alkoholis. Ypatingai, jeigu šeimoje yra priklausomas asmuo. Jeigu yra priklausomas ir tėvas, ir mama, tai yra pakankamai kritiška situacija, nes vaikas turi tiesioginį pavyzdį ir tiesioginį prieimą prie alkoholio vartojimo ir jisai yra auklėjimas tokiu būdu. Gali būti taip, kad tėvai ar giminaičiai piknaudžia alkoholiu. Tai irgi yra ne pats geriausias pavyzdys. Todėl šitos šeimos iš karto patenka į rizikos grupę. Nes vaikas, jisai visada kopijuoja savo tėvų pavyzdį ir stengiasi atrodyti kaip jie. Ypatingai berniukai, matydami savo tėvus, jie labai greitai perima įpročius, kurie yra būdingi jų tėvams. Taip pat reikia nepamiršti, kad vaikai irgi turi savo gyvenimą, savo vertinimą, savo tam tikras problemas, kurios dažniausiai atsiranda dėl bendravimo su bendramžiais ir jos pasireiškia per tam tikrus kompleksus. Įprastai, kaip rodo patirtis, vaikai dažniausiai kompleksuoja arba dažniausiai save nuvertina dėl savo išvaizdos arba dėl tam tikros materialinės padėties. Tai yra dažniausiai pasitaikančios priežastys, dėl ko vaikai yra užgauliojami, dėl ko yra iš jų šaipomasi. Ypatingai tuo laiku, kada, tarkim, mergaitės pradeda kreipti labiau dėmesį į savo išvaizdą, savo figūrą ir jeigu jinai neatitinka tam tikrų standartų,
kurie neva yra priimtini, jinai pradeda jaustis blogai. Jinai pradeda save nuvertinti ir jinai nori jaustis daug geriau. Lygiai taip pat kaip ir berniukai, vaikinai, jie nori atrodyti patrauklus, nori atrodyti išskirtiniai ir nori dominuoti savo terpėje, kurioje jie auga. Ir jeigu jiems tai nepavyksta, ypač jeigu juos atvirai nuvertina arba atvirai žemina, jie tada pradeda vartoti įprastą alkoholį tam, kad pasijustų drąsesniais ir labiau pasitikinčiais savimi, kad dingtų tas drovumas, kuris atsiranda, kad atsirastų drąsos reikšti savo nuomonę, kalbėti tai, kas jiems patinka ir save parodyti tokiu, kokie jie nori būti. Lygiai taip pat kaip ir dėl tam tikros materialinės padėties, kuri iš tikrųjų priklauso nuo jų tėvų ir nuo globėjų. Vaikai, lygydami save su kitais, pradeda jaustis nepilnaverčiai, todėl nori pasijusti geriau ir pasirenka iliuzijų pasaulį, kuriame jie jaučiasi geriau, neturėdami tai, ką turi kiti. Jeigu vaikai auga šeimoje, kurioje tėvai yra daug vyresni negu jų bendramžių tėvai, tai būna tam tikras amžiaus skirtumas, kuris, tarkim, neleidžia tėvam pamatyti tų problemų, kurias gali pamatyti jaunesni tėvai. Jokių būdų tai nereiškia, kad tie tėvai yra kvailesni ar mažiau patyrę, tačiau galbūt vertybių skalė ir į tai, ką orientuojasi tėvai, yra šiek tiek kitokia. Ir ta tėvų ir vaikų kartų konfliktai yra būdingi iki šios dienos. Ir kuo didesnis yra amžiaus skirtumas, įprastai tuo sunkiau tėvams suprasti vaikus, tuo tėvai griežčiau žiūri į bet kokius vaikų nusižengimus ar naujoves. Dažnai paprasčiausiai praleidžia tai pro ausis ir nenori pastebėti tų problemų, kurios atsiranda. Taip pat tai gali pasireikšti ir šeimose, kada vaikas yra pats jauniausias. Kada broliai ir seserys yra vyresni, o vaikas yra lepinamas, labiausiai jisai jaučia tam tikrą laisvę, tam tikrą didesnę laisvę ir nebaudžiamumą. Todėl yra linkęs eksperimentuoti ir leisti savo daugiau. Tai nereiškia, kad kiekvienas vaikas, kuris yra jauniausias ir kuris yra galbūt labiausiai globojamas ar prižiūrimas ar mylimas, jisai taps priklausomu nuo narkotikų. Tačiau kiekvienam vaikui reikalinga drausmė ir disciplina, kuri yra prarandama tada, kada tam tikras dėmesys yra akcentuojamas į patį jauniausią šeimos narį, kada jisai pradeda jausti, kad jisai gali gauti daugiau ir leisti savo daugiau negu visi kiti. Labai svarbu suprasti, ką vaikui ar paaugliui suteikia pats narkotikų vartojimas. Kuo jie yra tokie patrauklus vaikams, dėl ko jie pavartoja ir neapsiriboja vienu kartu. Tai yra visų pirma tas laimės ir tas atsipalaidavimo pojūtis, kurio siekia tikriausiai visi žmonės, ypatingai vaikai, jeigu jie nesugeba to surasti kasdienime gyvenime. Taip pat tai yra bėgimas nuo problemų. Tai yra bandymas pamiršti problemas bent jau trumpam laikui, jeigu jie nesugeba išspręsti patys. Tuo labiau, jeigu nieks jiems nepadeda to padaryti, kaip dažnai ir atsitinka. Lygiai taip pat tas reikšmingumo jausmas, kuris yra būdingas kiekvienam paaugliui, dirbtinis ar tikras, jisai nori būti reikšmingas, nori būti pastebėtas, nori būti išskirtinis savo bendramžių tarpe, nori būti įvertintas tiek savo tėvų, tiek ir pedagogų, nori būti pagirtas. Ir jeigu jis to negauna, jisai stengiasi tai surasti kitur. Ir tai yra tas atitrūkimas nuo realybės, kada jam yra daug geriau gyventi tokiam pasaulyje, kurį susikūrė pats, kurį jis gali kontroliuoti ir apsvaigęs, negu tada, kada jam reikia ieškoti būdų, kada jis turi siekti dalykų, kurių negali pasiekti, tarkim, netgi tada, kada prašo pagalbos. Labai svarbu taip pat suprasti, kokia turėtų būti šeima, koks turėtų būti šeimos modelis, kad vaikas galėtų augti ir išvengti tų problemų, apie kurias yra kalbama. Šeimos, kuriuose rečiausiai vaikai pradeda vartoti narkotikus, yra visų pirma tos, kuriuose vaikai jaučia paramą, kuriuose yra jie mylimi ir kuriuose patiria daugiausiai šilumos.
kada vaikam yra skiriama pakankamai laiko ir dėmesio, kad juos išklausyti, kad suprasti, kaip jie gyvena, kad suprasti jų pasaulį, suprasti jų poreikius, norus ir svajonės. Tai yra tai, ko reikia kiekvienam žmogui. Tai yra bendravimas ir supratimas. Kada yra domimasi vaiko poreikiais ir tuo, ko vaikas, tarkim, nori tapti, kaip jis gyvena, ko jisai siekia. Ir labai svarbu leisti jam tam tikrose sferose leisti pabandyti atrasti save. Ar jeigu tai įmanoma, sudaryti galimybės, kad jis galėtų save realizuoti. Taip pat labai svarbus faktorius yra vaiko draugai. Įprastai, jeigu tėvai bent jau minimaliai pažįsta ir žino, kas yra jo sūnaus ar dukros draugai, tam tikrą prasme jie gali kontroliuoti situaciją, nes jie supranta, kas vyksta ir tų vaikų gyvenime. Galbūt jie žino, kas yra jų tėvai. Jie gali numatyti, prie ko tai gali privesti, tam tikros draugystės ar tam tikras bendravimas. Tam tikrą prasme gali kontroliuoti, apriboti ar sudrausminti vaiką laiku. Todėl labai svarbu dalyvauti vaiko gyvenime pakankamai aktyviai, kiek tai įmanoma. Domėtis jo. Nekontroliuoti, bet domėtis. Domėtis su tuo tikslu, kad reikalų esant galima būtų patarti ir padėti. Ir grįžtant prie tų priežasčių ar tų dalykų, kurie galėtų padėti vaikui neįnikti į narkotikų vartojimą, tai yra visų pirma, mylėti vaiką, būti prisirišus prie jo ir rūpintis jo. Labai svarbu suprasti, kad rūpintis bei mylėti reikia tiesiogiai. Labai dažna klaida šeimose būna taip, kad tėvas, tarkim, bando rūpintis vaikų per mamą. Jisai bando paaiškinti, bando jam patarti, bando sudrausminti per mamą. Tam tikrą prasme instruktuoja mamą ir pasako, ką, tarkim, turėtų jinai pasakyti savo vaikui, kad jisai elgtųsi vienaip ar kitaip, arba paklausti, kaip jiems sekasi. Tuo pačiu, kaip pats tam nesuranda laiko arba paprasčiausiai nenori. Lygiai taip pat gali būti, kaip ir tarkim, mama visada apeliuoja į tėvą, nes tėvas yra daug griežtesnis ir jisai daug paprasčiau viską paaiškins savo, tarkim, sūnui ar dukrai griežtesnių tonų ar griežtesnėmis priemonėmis. Tai yra klaida, kurios nereikėtų kartoti, nes tiek berniukų, tiek mergaitė yra labai svarbus bendravimas tiek su mama, tiek su tėvu. Ypatingai tai liečia žmonės, kurie galvoja, kad darbas yra svarbiau, kad visos kitos veiklos yra svarbiau negu vaikai. Dažniausiai per tas veiklas vaikai ir praranda tą dėmesį ir nutrūksta tas ryšys, kuris yra reikalingas. Labai svarbu yra drausmė. Drausmė ir disciplina šeimoje. Vaikas turi žinoti ribas. Turi žinoti tai, kas jam yra leistina, tai iki kokios ribos jisai gali eiti. Ir, aišku, pasekmes, kurių jisai susilauks dėl tam tikrų savo poelgio ir elgesio. Taip pat, kaip ir buvo minėta prieš tai, labai svarbu vaikui ar jaunuoliui leisti išreikšti save, reikšti savo mintis, savo jausmus, kalbėti apie savo norus, apie savo poreikius, apie tai, kas jam patinka, nenuvertinant jo, nesijokiant iš jo ir tiesiogiai neparodant, kad tai, ką jisai kalba, yra kvaila ir yra nesąmonė. Tai taip pat yra dažna tėvų klaida, kada vaikas bando kalbėti apie savo vaikišką pasaulį, apie savo norus, galbūt apie savo naives mintis ir į tai būna numota ranka arba į tai būna pasijuokiama. Lygiai taip pat kaip ir, tarkim, vyresni broliai ar seserys pradeda elgtis su jaunesniais savo namiškiais. Jeigu vaikas pradeda daryti klaidas, eksperimentuojant, bandant atrasti save, siekiant naujų dalykų ir kažką kurti naujo gyvenime pagal tai, kaip jisai jį supranta, jeigu jis daro klaidas, reikėtų būti jam pakančiam, nes jaunas vaikas neturi patirties ir jisai gali padaryti
tai, ko iš tikrųjų nedarytų suaugęs žmogus, bet tik tokiu būdu ateina patirtis. Visada reikėtų jį palaikyti, pabandyti jam paaiškinti, ką jisai padarė neteisingai, galbūt netgi jo keisti ar įtakoti tam tikrus požiūrius, nuomonę ar tam tikras idėjas. Tuo pačiu kontroliuoti jo pasirinkimus, nebandant iš karto smerkti ar nuvertinti jo. Labai svarbu laiku atpažinti, ar vaikas nepradėjo vartoti narkotikų. Tai galima atpažinti pagal tam tikrus požymius. Aišku, tai nebūtinai gali būti narkotikų vartojimo požymiai, tačiau jeigu tai vyksta be priežasties, jeigu to negalima patikrinti kažkokiais kitais būdais ir pradeda vykti dalykai, kurie iki tol nevyko, reikėtų susirūpinti ir pabandyti geriau įsižiūrėti į esamą situaciją. Visų pirma, tai yra elgesys, pakitęs vaiko elgesys. Nereikėtų vertinti iš karto labai griežtai ir vienareikšmiškai, nes paauglys, kaip ir kiekvienas jaunas žmogus, jisai yra besiformuojanti asmenybė ir elgesys gali kisti dėl to, kad dėl jo brendimo, dėl jo emocinių pokyčių. Tačiau reikėtų atkreipti į tos dalykus, kurie atsitinka visiškai netikėtai ir visiškai be priežasties. Visų pirma, tai yra dėmesio stoka dalykams, kuriais jisai užsiminėjo iki tol. Tai yra nesugebėjimas susikaupti. Tarkim, nesugebėjimas susikaupti, kada jisai daro pamokas, ypatingai kada jisai mokosi, užsiminėja kažkam kitokiom veiklom, kuriomis iki tol jisai labai sėkmingai užsimdavo. Ir tam tikri dalykai, kurie jam pradeda nesisekti, nei iš jo, nei iš to, turėtų sukelti tėvų tiek ir mokytojų susirūpinimą. Lygiai taip pat kaip ir pasikeitę jausmai, tarkim, priešiškumas ir agresija, pyktis, ypatingai tas nepagrįstas pyktis, kada tai atsitinka be situacijos, arba kada yra matomas aiškus pereigavimas į situaciją. Ir kada galima aiškiai matyti, kad vaiko emocinis pasaulis keičiasi neadekvačiai. Lygiai taip pat reikėtų reaguoti į sutrikusius arba netgi nutrūkusius santykius su artimaisiais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kada vaikas nustoja bendrauti su tėvais, kada bando į bet kokį pokalbio užmezgimą ar uždavinėjimus klausimus atsakinėti lakoniškai arba labai trumpai, tai bandant pabėgti nuo tolimesnio pokalbio ar diskusijos. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į besikeičiančias nuotaikas, kada galima pastebėti, kad vaiko tam tikras didelis aktyvumas labai greit pasikeičia į tam tikrą vangumą arba euforinės nuotaikos pereina į depresinės. Ir tai vyksta pakankamai dažnai ir be jokios priežasties. Be jokios abejonės vaikas gali būti tiek aktyvus, tiek nuliūdęs, tiek piktas, tiek ir agresyvus, aišku, įtakojamas ir gyvenimo aplinkybių visą tai, kas vyksta jo gyvenime. Tačiau visam tam yra priežastis. Jeigu tų priežasčių neįmanoma pamatyti, reiškia vyksta kažkas ne taip. Dar labai svarbu pamatyti ir suprasti tas vietas, kada vaikas nustoja domėtis dalykais, kuriais domėjosi iki šiol. Tai yra interesų susiaurėjimais. Tarkim, jeigu vaikas domėjosi tam tikrą sporto šaką, jeigu jisai užsiminėjo tam tikrais dalykais, jam tai buvo įdomu ir nustoja tai daryti, visiškai tai apleidžia ir jeigu tai yra net ne viena sfera, jeigu tai paliečia ne tik tas užklasinės veiklas, sportą, bet ir mokslus ar kitus pomėgius, vertėtų susidomėti, dėl ko tai vyksta, nes kažkas užima šitą vietą, kažkas pakeičia interesus ir labai dažnai būna taip, kad tos interesus pakeičia tai, kas yra atėję nauja, tai, kas atsiranda visiškai naujai ir nematomai vaiko gyvenime. Ir dažnai tai būna, tie nauji dalykai būna ne kas kitas kaip nauji bičiuliai ir nauji draugai. Nauji draugai, kurie įtakoja vaiko gyvenimo būdą ir kurie pradėjo formuoti naujus įpročius. Tie įpročiai gali būti labai paprasti. Nuo paprasto bėgimo iš pamokų, tai yra nebelankymo mokyklos, susibūrimų vakarais kažkur tai kiemuose, lygiai taip pat kaip ir pasiūlymas kažką pavartoti, pasiūlymas praleisti laiką taip, kaip anksčiau jisai jo neleido.
visiškai nereiškia, kad nauji draugai yra blogai, tačiau visada vertėtų pasidomėti, kas jie tokie ir ką vaikas veikia tam tikrų metų su savo naujais bičiuliais ir pažįstamais. Taip pat labai svarbu įvertinti ir tai, kaip pasikeičia vaiko poreikiai. Įprastai tai pasireiškia pinigų trūkumo, skolinimus iš draugų, kada, tarkim, draugai ar draugų tėvai praneša, kad vaikas skolinasi pinigus pakankamai reguliariai, jau nekalbant apie tai, kad pinigai ar tam tikri brangus daiktai, tokie kaip telefonai, aukso dirbiniai ir visa tai, kas yra, ką galima lengvai įkeisti arba užstatyti, paprastai tariant, dingsta iš namų. Tai yra ir dažniausiai tai būna požymis to, kad vaikas daro kažką negero ir jam reikia pastoviai pinigų. Tai gali būti nebūtinai narkotikai, tai gali būti lygiai taip pat ir azartiniai žaidimai, kuriuos įninka vaikai ir paprasčiausiai prasilošia. Jisai visada yra arba skolingas, arba jaučia poreikį atsilošti, jaučia poreikį tos pinigus statyti ir pagautas azarto, jisai įninka į visą tai. Lygiai taip pat kaip ir narkotikai, kurie kainuoja tikrai nemažai, reikalauja papildomų pinigų, papildomų finansinių išteklių, kuriuos jie bando susirasti įvairiausiais būdais. Visą tai lydi pastovus melavimas, įvairių priežasčių išsigalvojimas, kam tų pinigų reikia. Jeigu jau tėvai ar mokytojai pradeda pastebėti, kad vaikas jisai labai daug kalba apie tai, ko jam reikia ir ką jam reikia, ir tos priežastys pradeda atrodyti visiškai netikroviškos arba labai dažnai naivios, reikėtų visada pasitikrinti, kam jam to iš tikrųjų reikia. Tai gali būti ir vaikiški kaprizai, tai gali būti, tarkim, daiktai, kuriuos jisai nori nusipirkti. Tačiau jeigu tai vyksta reguliariai, reikėtų susirūpinti, kad yra kažkoks tai šaltinis, ar yra kažkokie dalykai, kuriuom reikia pastoviai. Svarbu taip pat ir atkreipti į tai, kaip atrodo vaikas, į visus išorinės išvaizdos detalės, lygiai taip pat kaip ir kvapus. Nes taip pat kaip ir alkoholio kvapas yra specifinis, tam tikrų narkotikų kvapas ar tam tikros cheminės medžiagos turi specifinį kvapą, kuris gali labai aiškiai pasakyti, kad vaikas arba rūko marihuaną, arba vartoja tam tikrus sintetinius narkotikus, arba dažnai tai būna klijai arba toksinės medžiagos, kurios neretai įsigeria į rūbus, neretai jais būna persismelkę plaukai ir arba, tarkim, rankos ir pirštai, kada matosi tam tikros dėmės, ypatingai kada vaikai pradeda naudoti klijus, tam, kad galėtų apsisvaiginti, lygiai taip pat kaip ir rūko, įsigeria tas kvapas į odą, į plaukus. Reikėtų į visą tai atkreipti dėmesį. Šitie kvapai neatsiranda šiaip savo. Ir tai tik gali parodyti, kad vaikas arba leidžia laiką toje aplinkoje, kurioje vartojama, arba vartoja pats. Aišku, lygiai taip pat reikėtų reaguoti į tokius daiktus kaip švirkštai, tabletės, aliuminė folija, pypkės ir visokie kitokie įprasti daiktai, kurių anksčiau nebuvo, nes tai yra priemonės, kuriomis yra vartojami narkotikai. Tabletės niekada nėra draugo, niekada nebus kažkam, visada tai būna nešiojamos su tikslu, kad vartoti. Tai yra tik priežastis, kada jaunas žmogus bando pateisinti, kodėl visą tai atsirado jo kišenėse arba pas jį kuprinėje ir panašiai. Lygiai taip pat kaip ir švirkštai. Aliuminė folija įprastai naudojama rūkyti heroinui, ji dažniausiai būna apdeginta. Taip pat jinai yra naudojama rūkyti marihuaną arba pasidaryti tam tikras dirbtinės pypkės ar kaljanus, kurie leidžia vartoti marihuaną tam tikrų būdų. Taip pat kaip ir mažos pypkutės, kurios yra skirtos vartoti hašišui arba
marihuanai. Dažnai paaugliai bando aiškinti, kad tai yra suvenyrai, kurios draugai atvežė jiems iš užsienio, nes įprastai tai būna pakankamai dekoratyviniai ir maži ir gražus daiktai. Tačiau visa tai yra skirta vartojimui. Jeigu jūs radote tai vaiko kišenėje, kuprinėje ar netgi matote, kad jisai atvirai tai rodo, reikėtų susirūpinti, ką jisai su jais veikia. Labai svarbu atkreipti į vaiko pakitusią sveikatą. Tai yra visa tai, kas vyksta ką galima pastebėti jo sveikato pokyčiuose, visų pirma per veidą. Tai yra, arba vaikas gali būti labai išbliškęs, gali būti paraudusios akys. Visų pirma, tai yra paraudusios akys tada, kada žmogus vartoja marihuaną, tai vadinama žolę, kada vyzdžiai būna išsiplėtę, arba atvirkščiai, kada vyzdžiai yra susitraukę. Įprastai tai yra būdinga opiatų vartotojams, tai yra heroino ir agonų vartotojams, tada, kada tamsioje patalpoje, kur nėra šviesos, vyzdžiai išlieka susitraukę ir nereaguoja į šviesą. Tai yra, kada keičiantis apšvietimui vyzdžiai išlieka maži arba labai dideli. Tai parodo, kad akis ir žmogaus nervinė sistema veikia narkotinė medžiaga, kuri nereaguoja į tam tikrus refleksus. Lygiai taip pat kaip ir berimai, niežulys, kuris yra būdingas opiatų vartotojams, lygiai taip pat kaip ir kitų rūšių narkotikų vartotojams, kada tai atsiranda be priežasties, kada vaikas pastoviai kasosi, pastoviai yra išbertas ir tai atsiranda be jokios priežasties. Aišku, pas paauglius tai gali būti dėl brendimo ir nereikėtų iš karto jo kaltinti ar pradėti įtarinėti, kad jis vartoja narkotikus. Tačiau jeigu tai yra specifiniai išberimai, jeigu tai yra kasimasis, kada tose vietose, kuriuose nesimato, kad yra išberimai arba tos vietos, kurios nėra paraudusios, reikėtų susirūpinti, kad jis yra veikiamas tam tikrų cheminių medžiagų. Taip pat labai svarbu atkreipti į vaiko apetitą, kuris gali būti arba labai didelis, arba iš viso pradingęs. Marihuanų vartotojo apetitas yra labai išaugęs. Dažnai jį galima atskirti pagal tai, kad jis pradeda valgyti viską iš eilės, visiškai nesirinkdamas ir daug didesniais kiekiais negu įprastai. Aišku, tai nereiškia, kad jis pradėjo vartoti. Apetitas gali keistis nuo įvairiausių faktorių. Tačiau jeigu tai kartojasi ir jeigu tai pastebima, kad tai vyksta be jokios priežasties, be jokio kažkokio fizinio aktyvumo ar kažkokių tai pokyčių gyvenime, reiškia, su vaiku vyksta kažkas ne taip. Lygiai taip pat, jeigu apetitas ir dingsta. Tai, kas atsitinka nuo opiatų vartojimo, nuo amfetamino ir kitokių stimuliatorių vartojimo, kada vaikas gali nevalgyti paromis. Lygiai taip pat kaip ir dingsta miegas, taip pat krenta svoris ir susilpnėja refleksai. Arba refleksai tampa daug jautresni. Vaikas pradeda bijoti garsų, šviesos, staigiai reaguoti į tam tikrus judesius su tam tikrų išgąsčiu. Tai tik parodo, kad vaiko nervinė sistema yra įsitempusi arba nualinta. Dažniausiai tai vyksta nuo stimuliatorių vartojimo ir kas yra būdinga, yra mieguistumas, saulės akinių nešiojimas dieną ir lygiai taip pat kaip ir vakare, tada, kada jų visiškai nereikia. Tai yra vaikščiojimas apsigaubus kapišonais, bandymas pasislėpti nuo bet kokių išorinių žvilgsnių, slepiant savo akis ir visą tai, kaip jisai atrodo. Aišku, tai gali būti ir mados dalykas, tačiau jeigu vaikas slepiasi ir bando pabėgti nuo dėmesio, nuo aplinkinių žvilgsnių, tai gali parodyti, kad jisai yra tam tikram poveikyje ir tam tikroje įtampoje. Taip pat kaip ir tokie požymiai kaip viduriavimas, vėmimas, kuris gali būti būdingas ir alkoholio vartotojams, taip pat kaip ir tada, jeigu vaikas pradeda rūkyti cigaretės, lygiai taip pat ir kitų rūšių narkotikai sukelia šitos požymius. Ir aišku, jausmų pokyčiai. Tai yra nerimas, baimė, depresija, tam tikras užsidarimas,
aiškus matymas, kad vaikas yra pastoviai nusiminęs, pastoviai liūdi, arba padidėjęs aktyvumas ir pastoviai gera nuotaika be priežasties, kada jinai nesibaigia nei ryte, nei vakare. Tai yra ryškus stimuliatorių poveikis arba ryškus haliucinogenų ir kitų slopinamųjų medžiagų poveikis. Ir be jokios abejonės labai svarbu atkreipti dėmesį į akivaizdžias fizinės žymes, tokias kaip, tarkim, adatų durių žymes tose vietose, kuriuose eina venos. Labai svarbu pažymėti, kad paaugliai tampa labai išradingi ir gudrus ir pradeda, tarkim, intraveninius narkotikus vartoti ne tose vietose, kur yra įprastai tai daroma, ne rankų venose, bet bando atrasti įvairiausiose kitose vietose. Tarkim, ant plaštokos, ant kojų venose, į kurias iš tikrųjų daug sudėtingiau atkreipti dėmesį. Ir jeigu jau taip atsitiko, kad jūsų įtarimai pasitvirtino arba jūs nenustojate įtarinėti, kad vaikas pradėjo vartoti narkotikus, ar pastebėjote vieną iš prieš tai vardintų požymių, labai svarbu tinkamai sureaguoti. Visų pirma, labai svarbu, kaip ir prieš tai buvo minėta ne vieną kartą, neskubėti apkaltinti. Tai gali būti bet kas kitas, bet ne narkotikų vartojimas. Visi tie pokyčiai, kurie buvo įvardinti, gali atsirasti dėl įvairiausių priežasčių. Todėl labai svarbu pabandyti išsiaiškinti ir paklausti, dėl ko tai atsirado, kokios yra priežastys. Galbūt pabandyti pasikalbėti su mokytojais, draugais ir tai žmonėmis, kurie kartu leidžia laiką. Ir tik po to pabandyti užmėgsti dialogą tam tikrą, pabandyti prakalbinti vaiką labai atsargiai ir neskubant, išlaikant draugišką toną ir stengtis išlikti tam pačiame lygyje ir pasistengti išlikti rolėje tokio pačio vaiko ir tokio pačio paauglio kaip ir jisai. Tik tokiu būdu vaikas susidūrė su problemomis, jisai pradeda kalbėti. Jisai pradeda jausti, kad jį supranta ir jam nori padėti. Galų gale dalintis įspūdžiais. Netgi nesuvokdamas, kad jisai daro kažko blogo, galbūt nori pasidalinti tai, ką jisai yra patyręs, nesuvokdamas, kad tai yra blogai. Labai svarbu išklausyti iki galo. Netgi jeigu vaikas prisipažino, kad jisai vartoja, netgi jeigu įvardina tam tikras medžiagas, tam tikras situacijas, ar tam tikrus žmonės, su kuriais buvo, nereikėtų skubėti daryti išvadų ir iš karto bandyti jį apkaltinti, nuteisti ir moralizuoti. Visų pirma, reikia išklausyti ir pabandyti padiskutuoti, pabandyti pasikalbėti, dėl ko tai įvyko, kas jį privertė tai padaryti, kas jį privedė prie to ir tik tada bandyti kažkaip tai jam patarti ir kartu surasti sprendimą, ką galima būtų daryti toliau. Aišku, kad tai padaryti sėkmingiau reikėtų pasikonsultuoti su specialistu, su tai žmonėmis, kurie dirba šioje srityje, su pedagogais, su daktarais ir su visais kitais specialistais, kurie galėtų patarti, kaip vaikui išeiti iš tos situacijos, kaip geriau užmėgsti tam tikrą pokalbį arba kur galima būtų jį nukreipti. Tai gali būti tiek psichologas, tiek socialiniai darbuotojai, gal galia tiek ir psichoterapeutai, jeigu tai yra būtina. Tačiau jeigu vaikas pasisako, kad tik pradėjo eksperimentuoti arba galbūt bando tam tikras medžiagas arba galvoja, kad būtų įdomu jas pabandyti dėl to, kad jo draugai jam pasakoja apie tai, kad jisai matė apie tai televizijoje, skaitė kažkur ar sužinojo ir jisai turi tam tikrų minčių. Jeigu jūs apie tai sužinojote arba matote, arba netgi be to, netgi nelaukiant, kol jisai pradeda apie tai kalbėti, galima pabandyti užmėgsti diskusiją, ir tai yra rekomenduotina, apie tas vietas, kuriuose dažniausiai suklysta paaugliai. Tai yra vadinami mitai apie narkotikus. Jų yra 4 pagrindiniai, kurie iš esmės apima beveik visas priežastis, dėl ko vaikai ir paaugliai pradeda vartoti narkotikus. Yra rekomenduojama tai daryti dėl to, kad mitai tai yra susikurtos istorijos. Ir apie juos galima
užmėgsti diskusiją kaip lygų su lygiu. Tai nėra mokytojo ir mokinio pokalbis, tai nėra kažkokio auklėtojo ar baudėjo pokalbis. Tai visą tai galima pateikti kaip diskusiją ir pabandyti paklausti nuomonės vaiko, ką jis apie tai galvoja. Tuo pačiu bandant pakeisti jo požiūrį ir nuomonę apie tam tikrus dalykus. Visų pirma, labai svarbu išsiaiškinti vaiko suvokimą lengvų ir sunkių narkotikų. Tai yra labai paplitusi nuomonė tiek jaunimo, tiek ir suaugusių žmonių tarpe, kad egzistuoja dvi rūšis narkotikų iš esmės. Vieni yra lengvi, kiti yra sunkus. Dažniausiai vaikai ir paaugliai netgi konkrečiai įvardina, kas tai yra. Įprastai lengvus narkotikus jie vadina alkoholį, marihuaną arba žolė, amfetaminą arba ekstazį, dar kitaip vadinamus ratus. Ir tuo tarpu kaip sunkus narkotikai jiems atrodo kokainas, heroinas ir aguonos. Tačiau tai yra mitas vien tik dėl to, kad kiekvienas žmogus ir kiekvienas žmogus nervinė sistema skirtingai reaguoja į tam tikros rūšies narkotiką ir tas lengvas narkotikas labai greitai gali tapti sunkiu. Lygiai taip pat kaip ir tas sunkus narkotikas gali būti visiškai atmestas žmogaus organizmo. Todėl reikėtų vienodai žiūrėti į visų rūšių narkotikus. Iš kitos pusės yra labai svarbu vaikui paaiškinti, kad lengvi narkotikai, jie tik sudaro iliuziją, kad jie yra lengvi. Dažniausiai, jeigu yra lengvi, visada tokiam narkotikų vartotojui prireikia kažko daugiau. Todėl šitas skirstumas yra apgaulingas. Jeigu marihuana yra legali tam tikrose valstybėse, tai nereiškia, kad tai yra lengvas narkotikas. Tai tik parodo, kad tos valstybės nesugebėjo susitvarkyti su ta problema, kuri iš tikrųjų buvo labai labai sunki. Ir visa tai privedė prie masinio narkotikų vartojimo. Todėl pats skirstimas lengvi ir sunkus narkotikai yra iliuzija. Kitas mitas, su kuriuo labai dažnai susiduria ypatingai paaugliai, nes jie yra tie eksperimentatoriai, kurie klausosi savo draugų, kurie pabando tai įsileisti į savo gyvenimą vien tik tai pagal pasakojimus. Pasakojimai dažniausiai būna pateikti taip, kad tai yra pakankamai saugu, nieko nuo to neatsitiks ir ypač nuo vieno karto nieko neatsitiks, jeigu tu pabandysi. Tuo labiau, kad gyvenime reikia pabandyti viską ir tai yra saugu, nes visi vartoja aplinkui ir visi draugai, ir visi bendramžiai, arba dauguma jų vartoja ir tai yra tik tai pramoga. Mitas, kad vienas kartas nieko tokio, dažniausiai ir suklaidina jaunus žmonės dėl to, kad iš tikrųjų nuo vieno karto niekada neatsitinka tai, apie ką yra kalbama. Bet visi dažniausiai pamiršta, kad vienas kartas, jeigu jisai taps malonus, jisai reikalaus pakartojimo. Lygiai taip pat kaip ir malonaus vakarėlio, malonaus praleidimo su draugais, taip pat kaip ir visa tai, ką kiekvienas jaunas žmogus daro malonaus kasdien, tas narkotikų poveikis pasirodęs malonus, tinkamas ir priimtinas, jisai užsifiksuos jo patirtyje ir vaikas ar paauglys norės jį pakartoti. Tai yra pats pagrindinis negatyvus efektas, kuris atsitinka. Nes po pirmo karto visada būna antras, po antro būna ir visi kiti ir niekada neaišku, po kurio karto pradės atsiras tos pasekmės, apie kurias yra kalbama taip plačiai. Lygiai taip pat kaip ir taip pat kaip ir vaikai pamiršta, kad vienas kartas gali būti pražudingas ir ne vienas yra atvejis užfiksuotas labai skaudus, kada vaikai paprasčiausiai perdozuoja. Neįvertindami dozių, neįvertindami tam tikrų narkotikų mišinių ir patiria tam tikrus labai rimtus sveikatos sutrikimus arba netgi mirtis. Trečias dalykas, kuris labai apgauna jaunus žmonės, tai yra jų jaunatviškas maksimalizmas, įsitikinimas, kad jisai gali kontroliuoti narkotikų vartojimą. Jaunam žmogui norisi kontroliuoti viską, lygiai taip pat jis ir galvoja apie narkotikus ir yra įsitikinęs, kad netgi jeigu jisai
pradės vartoti šiek tiek dažniau, jisai bet kada galės sustoti. Jisai galės sukontroliuoti tai, ko negalėjo sukontroliuoti kiti. Tai nėra vien tik tai apie narkotikus. Jisai galvoja taip apie viską, kas vyksta jo gyvenime. Jisai kažką daro, nesvarbu, kas tai būtų, ar tai būtų dalykai, apie kuriuos jį įspėja kiti, ar tai būtų kažkokie teigiami dalykai, nepažįstami dalykai. Jaunas žmogus įprastai yra įsitikinęs, kad jisai sugebės su to susitvarkyti. Iš tikrųjų, ta iliuzija dar palaiko ir tai, kad jeigu žmogus vartoja narkotikų savaitę, 2 ar 3, su juo nieko neatsitinka, įprastai neprasideda kasdienis vartojimas. Ir jam atrodo, kad jisai kontroliuoja narkotikų vartojimą, nes jis vartoja kada nori. Iš tikrųjų tai vyksta dėl to, kad dar nėra atsiradęs toks poreikis, kad jam reikia vartoti kiekvieną dieną. Tačiau tie narkotikų vartotojai, kurie vėliau atsidūrė reabilitacijos centruose, jie visi iki vieno pasakoja apie šias mintis, su kuriamis yra susidūrę. Iš pradžių gali atrodyti, kad tu gali kontroliuoti vieną kartą per mėnesį, arba tik savaitgaliais, arba per gimtadienius, per tam tikras šventes, nes tai yra kaip papildoma šventė, kaip papildomas bonusas prie šventės. Tačiau labai greitai vieną kartą per mėnesį gali tapti 3 kartus per dieną. Ir niekada nežinai, kada prarasi kontrolę. Iš tikrųjų yra viskas labai paprasta. Viską kontroliuoji iki tol, kol neprarandi kontrolės. Kada tai atsitiks, priklauso nuo žmogaus. Tai gali būti ir mėnesis, ir pusę metų, ir keli metai. Vis tiek ateina ta riba, kada kontrolė yra prarandama. Ir tai yra patirtis tų žmonių, kurie susidūrė su pačiomis skaudžiausiamis ir rimčiausiamis narkotikų vartojimo problemomis. Ir paskutinis mitas, su kuriuo susidūrė paaugliai, tai yra įsitikinimas, kad man taip neatsitiks. Man taip neatsitiks kaip tam, apie kurį yra kalbama per televiziją, tam žmogui, kuris yra rodomas per įvairiausias pokalbių šou laidas, kada bandoma parodyti tos pavyzdžius, kurie patyrė pasiekmes, pačias skaudžiausias pasiekmes. Ir vaikas įprastai žiūrėdamas į tokius žmonės, jisai yra įsitikinęs, kad tai yra kažkokia kitokia kategorija žmonių, kurie galbūt nemoka gyventi, kuriem galbūt netai pasisekė gyvenime, dėl to jisai toks tapo. Ir mintis, kad man taip neatsitiks, jį tarytum apsaugo nuo visko. Tačiau labai paprastas pavyzdys iliustruoja, kad tai yra būdinga visiems žmonėms, kurie patiria pasiekmes. Labai paprastai tai galima būtų patikrinti, jeigu priėjus prie žmogaus, kuris kenčia nuo alkoholio abstinencijos sindromo, stovėdamas prie parduotuvės ir laukdamas, kol galės nusipirkti eilinį butelį alaus, jeigu jo paklaustumėt, ar jisai galvoja, kad pas jį gyvenime kada nors atsitiks taip, kaip atsitiko dabar, kad jisai, tarkim, taps asocialus asmo, alkoholikas ar benamis. Nei vienas iš jų nepasakys, kad jisai planavo tokį gyvenimo būdą, kad jisai norėjo ir siekė to, kas atsitiko šiai dienai su juo. Dėl to tai yra mitas, tai yra įsitikinimas, kuris iš tikrųjų sugriauna tai, apie ką yra kalbama, tą visą gynybą, budrumą ir jauno žmogaus įžvalgumą, kuris bando eksperimentuoti, neatsižvelgiant į tai, apie ką jam yra kalbama ir dėl ko jis yra įspėjamas. Visa tai, kas buvo pasakyta, šie 4 mitai, jie realiai egzistuoja vaikų galvose, jeigu jie susiduria su pasiūlymais vartoti narkotikus, arba jeigu jie jau pradeda vartoti, vartojimą visada palaiko vienas iš šitų mitų, arba netgi keli, ar net visi kartu. Todėl labai svarbu vaikui papasakoti apie tai, kad jisai gali su to susidurti ir kad tai yra klaidinga. Ir jeigu jau atsitiko taip, kad matote, kad vaikas vartoja narkotikus ir jis yra įnikęs, kad jokios priemonės neveikia, kad pokalbiai jau yra pavėluoti, visada reikėtų kreiptis pagalbos į specialistus. Visų pirma, tai yra priklausomybės ligų centro specialistai. Tai gali būti vietinės poliklinikos ar privačių klinikų specialistai, kurie užsiminėja žmonėmis, kurie vartoja narkotikus. Lygiai taip pat kaip ir paprastoje poliklinikoje gali būti suteikta konsultacija arba kiekvienas žmogus gali būti nukreiptas ten, kuriam bus suteikta pagalba. Lygiai taip pat kaip ir detoksikacijos klinikos ir visi reabilitacijos centrai, kurių yra pakankamai nemažai,
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, visoje Lietuvoje. Nereikėtų to atidėlioti, nereikėtų gėdytis ar bijoti pripažinti, kad iš tikrųjų ta problema atsirado šeimoje, aplinkoje, mokykloje, klasėje ar mano draugų, artimųjų ar giminių tarpe, kol nėra per vėlu.